Sveiki. Nu ką, Alytau, atvažiuoju. Šiek tiek susivėlinau, bet laiko dar daug. Ir važiuoju į Alytaus moto atidarymą. Jau teisės kartų nemeluos. Jau tikrai būsiu atidaręs. Tad nieko nelaukiam ir keep on rocket! Geras rokas ausinėse, kitaip nesigaut. Yeah! Nu ką? Valandėlė su biškutė, dabar 9:14. Startuojam. Čia nuo degalinės Viados, Paneriuose. Jau vieną hebrytę nuvarė, buvo varęs. Dabar kita hebrytė mačiau nuvažiavo. Bet manau dar pakeliui pagausiu ne vieną. Arba mane pasisys. Gerai, mažiau žodžių, daugiau važiavimo. Tai kaip ir sakiau, valandėlė va 16 rašo. 11 prasideda, 10:30 bus. Tad keep on rocket. Opa, buvo žirnis ir taip. Vagon. O čia kažkas rimta. Vaizdas eina. Ok, reikėjo biškį sustoti, kažką tai kamera nebeįsijunginėjo. Kažkaip būna ant to šalčio. Šalto vėjo, nors 9 laipsniai atrodo rodo. Bet nuo šalto to vėjo kažkaip būna. Duoda tokį kažkokį tai nebeįsijungimą. Peršaldo. Ok, reikia važiuoti. Alytaus rajonas. Liko rašo iki kultūros centro Alytaus 24 minutės. Šiaip oras, va taip vizualiai tai geras. Bet vėjas tai, nors 10 laipsnių, bet vėjas tai, taip duoda tiesiai. Nu štai yra Alytus. Kažkur jau prie pat esam. Sveiki gyvi. Važiuojam pasižiūrėti, matau motociklų nemažai, porą sekiau dar netaip gavosi. Alytaus vėliava. Važiuojam pažiūrėti, kaip kas ir ką. Kur? Aha. Šitie. Buvom iššokę iš Alytaus ir vėl Alytų įsupam. Aukštas tiltas gražus per Nemuną. Nu rimtai čia gražu. Daug.
kolonų. Nu, tada pamatysi, kad kažkaip visur žiūri. Turbūt, kol tie visa eilė neišjudėjęs, tol nesijungsim turbūt. Nors gal dar tiepus, čia kaip visada. Šou prasidės. Nu taip, triukšmo daug. Kolonos kaip judės, nežinia. Užgesint, sakė variklis. Kaip motociklas? Ką? Kaip motociklas? Nu, dar nedaug nuvažiavęs, tai bet nieko. Lengvas. Toksai. Nu, einam pažiūrėt. Labas. Nu, atvažiuos pas mus patreinės.
Kažkada reikės atvažiuoti, bet ne ant asfalto. Standartai kartodrome, grinai posūkių ėmimas, visas stabdymas, sėdimas, poco valdymas. Gerai jaučiuosi, tai jau reikia varyti, ne? Turbūt. Tai sportinė grupė. Ne, į šitą grupę, nes gal save apgaunu biškį. Ne, tai mes pastebėsim jūs iš šono. Instruktoriai irgi surinkti tokie, kas arba žiedė važiavę daug metų, arba kas į regitrą žmonės daug metų ruošia. Pakankamai saugioje aplinkoje padaryti tokių irgi ten pratimų yra, kur, kaip sakau, netikėtumo faktai. Paskui vieną dieną sugalvojau, po tos kelionės išvažiuoti, dugnai pagalbų, iš vyro pasižiūrėti. Nu tai pagavau, kad motociklas ten, o aš tai viskas. Ne, mėlynę va čia turėjau, čia kaip apsauga, o čia mėlynė buvo. Nu, kiti akmenys, tai čia sukritau į akmenį ir viskas. Nes aš esu žiedė kritęs kažkur ant 100 galvą žemyn, bet kai jau kritau begą šovę ir aš kai kritau, man sprandui nieko nesitiko. Kolona tai irgi čia pastoviai. Nuo Vilniaus darėme, tai pastoviai. Gazas stabdis. Ir taip plaukia. Važiavęs į vienas irgi dalykų, ką ir mokinam, nes labai svarbu pati pradžia, va, tiek stabdymo, tiek gazo, tie pirmi 5%, kaip sakant, va, tik kai užkrauni, nes hebra dažnai būna čiumpa, kad iš karto ten vos nepilnai stabdė ir tas monsas nespėja net sureaguoti, nes nieks nepagalvoja, kiek monsas visas juda pats iš savęs. Gazą duodi, jisai visas vis tiek ir ar žiedė, ar šiaip važiuojant, jisai išsilgėja, fizikai sur ta pati veikia. Kai stabdai, šakės susispaudžia, jisai sutrumpėja. Ir gaunasi, kad jisai, kai visas ten išsitempęs ant gazo, staigiai stabdį permeti, tu labai didelį krovimą, turi labai staigų krovimo patarą. Reikia paduoti galą stabdį, reikia reaguoti. Jeigu jau smarkiai spaudi, tada turi pereiti ir ant galinio, jau priekis paspaustas. Tai tie, kurie jau profesionalai uždirbantys iš šito dalyko, jie dažnai, kad pareina, jeigu labai stiprų stabdymą, jie nuo galo pradeda ir tada priekį, nes apkrauna tolygiau monsą ir ta padaga, kai jinai tolygiau apkraunama, jinai labai didelį gali spaudimą galą pradėti, nu aišku, jis yra pačioj pradžioj, tik perkeliam į svorio. Galinę pakabą gauti, kad su žemės pakabą. Nes jeigu paspausite priekį, tai galinė pakaba pakils. Jo, taip, pakyla. O kai jūs paspausite pirmą galinį stabdį, tai jinai truputį susižemina, nereiks tik išspausti, bet vos spaudžia. Bet čia yra sekundės reikalas, jo, bet čia jau yra kurie profesionalai. Aš tai kertu per priekį ir jaučiu, jau pradeda jisai svigti, tada pradedu galą. Pabandykite pradėti nuo galo. O tai nesumėtis? Ne, tai jūs neužspauskite stipriai, bet truputį prispauskite, kad galas prisėstų, kad pasijaustų, kad prisėda, gal tada jau priekį. Bet teisybė yra, kad didžioji dalis stabdymų vis tiek priekį stabdymų, kažkur 30%. Tačiau mes jau kalbame apie tas situacijas, kai labai staigiai reikia. Pagrindinis stabdis priekinis yra, jisai didžiausią krūvį priima, didžiausia jėga yra stabdyti. Taip, kad mes tada jums pritraukti. Ačiū. Manau ir aš. Saugaus sezono. Ačiū jums irgi. Ir išeis, jeigu reikės. Dar kartą, gerai? Bet aš pasiliksiu dėl tavęs, pasikeisiu dėl vilties. Na ir išeisiu, jei reikės. Pasiliksiu dėl tavęs, pasikeisiu dėl vilties. Ir išeisiu jei reikės.
Ducati. Vakarėlis dar tęsiasi. Kas garsiau? Nu geras atidarimas, labai fainas. Ratukas aišku mažas buvo, bet svaras 409, tai šiaip geras rokas, pasiilgau tokio gero roko, seniai jau beklausiau. Fainai praėjo. Nu ir ką, kelias namo. Greičiausiai šitas dėdė nesubėgt, čia kažkaip biškį susifeidžiau. O gal, ja. Gražiai sėdi tai. What do I believe? What makes me feel it to write you this song? Tai va, Alytų palieku, kaip sakiau. Važiuoju namo. Renginys užskaitytas. Vertas dėmesio. Kaip minėjau, ratukas biškį per mažas, bet tas rokas toks geras, senas, toks tikras. Renginys dar šiek tiek, matau, tęsiasi savo molės. Iki namų valandėlė 41. Tikiuosi video patiko. Tad spauskite laiką. Ir ten toksai varpelis yra su žodelis subscribe. Ačiū ir už tai. Ir ką? Iki kitų kartų. Kitų ratukų jau atidarimų, manau, nebebus. Bus tik kiti kartai. Vasarą noriu pasakyti, kad nusimato Norvegija, manau, viskas pavyks, tad bus gerų kadrų. Jei paspausi subscribe ir dar varpelį, tikrai tau praneš. O kaip sakiau, tikiuosi ir tikiu, kad šis video tau patiko daugiau mažiau. Ačiū, kad žiūrėjot. Saugaus sezono, įspūdingų vaizdų. Ir kad ten kelio visada būtų 2 ratai. Keep on rocking!